Prašau, pakelkit rankas, kas iš jūsų save laiko tobulėjimo fanatikais. Aha. Yra. O ką kiti čia veikėt, paklausiu. Ar dėl pliusiuko atėjot, ar... Ne, matyt, nedrįstat rankas pakelt. Gerai, dabar dar turiu kitą klausimą jums. Kam iš jūsų kolegos arba draugai sakė, nu ką tu ir vėl į tą konferenciją, ką tu ten veiksi? Yra. Arba šiaip einat, knygą perkat, kursą kažkokį. Ir klausia, nu kiek tu gali mokytis? Ar yra kažkam tai buvę? Gerai, dėkui. O kam iš jūsų yra buvę taip, kad patys, kaip Liana pasakojo, kažką pasimokot, pabaigėt, pasiekėt, kai faina, džiaugiuosi, viena diena, antra diena, praėjo savaitė ir tada galvot, nu ką toliau? Yra tokių? Yra, smagu. Tai labai džiaugiuosi, prieš tai buvęs pranešimas kalbėjo apie tai, kaip čia daugiau visko išmokti. Aš truputį papasakosiu, kaip mažiau šiek tiek išmokti. Kodėl aš apie tai kalbu ir kodėl tai yra svarbu? Labai gerai yra mokytis. Ir pati, kaip minėjo Liana, aš esu tobulėjimo fanatikė ir esu diplomuota perfekcionistė ir kažkada savo gyvenime tikrai kolekcionavau tos diplomus. Ir viskas su tuo yra gerai. Bet iš tikrųjų problema yra ta, kad mes pamirštam, mes nebeįsisavinam, mes vartojam, einam vienas po kito. Ir jeigu žino tokį posakį įsidėti stalčių. Ir labai sakom dažnai taip apie diplomus įsidėjau stalčių. Kas esat įsidėję kokį nors diplomą į stalčių? Yra tokių. Visai nemažai. Tai reiškia, kad įsidedam ir nebenaudojam. Ir čia yra didžiausia problema. Ir kodėl taip vyksta? Mes apskritai gyvenam tokioj visuomeniai, kur mus skatina daug vartoti. Visa vakarų visuomenė ant to pastatyta. Ką tai reiškia? Aš galvoju, kad aš kaip žmogus su manim kažkas yra, ne visai gerai. Man iki pilnos laimės, iki pilnos sėkmės, kad būčiau tokia graži, laiminga, sėkminga, man kažko trūksta. Tai pabaigti šitą kursą, nusipirkti šitą suknelę, kažką nusipirkti, kažką suvartoti ir taip toliau. Tai aš visą gyvenimą esu programuojama, kad kažkas su manim negerai. Ir aš jau nebekalbu apie tai, kad mes vaikystėje patiriame įvairias traumas, kur mus kažkas pakritikuoja ir mes pagalvom, kad kažkas su manim ne visai gerai, aš turiu labiau stengtis, aš turiu kažką padaryti vardan to, kad nusipelnyčiau tos laimės, meilės ir sėkmės. Ir tada mes pradedam vartoti. Ir priklausomybė nuo mokymų, priklausomybė nuo tų diplomų, priklausomybė nuo tų pasiekimų, tokia labai, sakyčiau, legali ir netgi smagu pasididžiuoti. Kas iš jūsų esat gyrėsi, kad, mokausi dar vieną kursą ir dar vieną kursą. Ar taip smagu pasigirti, kam faina yra šitokia priklausomybė pripažinti kitiem? Tai priklausomybė, kurios nesinori, ne už kampo. Kaip kai kurių priklausomybių pasislėpus, arba kaip desertai šaldytuvą. Tai knygą atsivers, dar vieną kursą nusipirkti, tai yra pakankamai madinga. Ir dėl to labai sunku yra iš šitos priklausomybės išlipti. Ir nieko su tuo nebūtų labai blogai, jeigu mes gerai su tuo jaustumėmės. Bet kas dažniausiai tada įvyksta? Įvyksta tai, kad mes nusiperkam tą kursą, mes pabaigiam, mes jo neįgyvendinam, mes nusiperkam kitą kursą, nusiperkam kitą knygą ir taip bėgam, lekiam per savo gyvenimą. Tas pats darbe su pasiekimais, padariau vieną projektą, padariau kitą projektą, padariau trečią projektą ir net nespėjau pasidžiaugti, nes reikia dar kažko. Ir mes visi į šitą žemę atėjom, čia taip aš galvoju, kad iš tikrųjų pasidžiaugti šitą žemišką kelionę ir mes turim tą vienintelį savo avatarą, vienintelį šitą gyvenimą. Ir mes nebegalim džiaugtis, nes mums vis dar kažko trūksta, vis dar kažko negana, iki tol, kad mes leistumėm savo tiesiog pasidžiaugti taip, kaip yra. Ir aš visą gyvenimą esu ta perfekcionistė tokia, kuri į pasiekimus orientuota ir visą gyvenimą man buvo labai aktualu šitie dalykai, bet paskutinius 10 metų
aš paskyriau tam profesiškai labai daug laiko, kad atsakyčiau iš tikrųjų savo pirmiausia ir paskui klientam ir visiems jum į tai kaip galiausiai liauti save taisyti, nes iš tikrųjų nėra, žinokit, ką ten taisyti, patobulinti visada galima, bet iš esmės nėra ką taisyti. Ir pažiūrėjus irgi savo gyvenimą, kaip padaryti, kad irgi mes džiaugtumėmės tuo, ką turim. Ir tai nereiškia, kad didžiulis toks mitas, su kuriuo aš susiduriu, ateina žmonės ir sako, aš tai nenoriu jaustis pakankamai gera, dėl to, kad aš tada nustosiu tobulėti, stengtis ir augti šiam gyvenime. Ir dėl to žmonės net neleidžia savo pagalvoti, kad taip, aš esu pakankamai geras, aš esu nuostabus, aš esu šaunus. Bet tai yra netiesa. Tiesiog, kai mes išmokstam liauti save taisyti, išmokstam priimti taip, kaip yra ir džiaugtis taip, kaip yra, mums kaip tik didėja motyvacija augti, tobulėti, bet mes mokam atsirinkti sveikas ribas, kiek ir ko mums reikia. O ne valgom, vartojam tą visą mokymąsi, visas konferencijas, visus dalykus iš eilės. Tai mano tikslas šios dienos, kad iš tikrųjų jūs išsineštumėt kažkokių idėjų, patarimų, būdų, bent vieną. Ir iš tikrųjų realiai pritaikytumėt, tai kaip pereiti iš tos būsenos, aš esu nepakankamai geras, jaučiuosi nepakankamai geras, į tą kitą būseną, kad viskas su manim jau yra gerai. Ir kad bet kada jūs galėtumėt iš tos vienos būsenos save perkelti į kitą. Labai norėčiau, kad šitas mano pranešimas, kaip ir iš tikrųjų visa konferencija ir viskas, kas šiandien vyksta, kad tai nenugultų į stalčių. Kad jūs pasimtumėt iš kiekvienos dalies, kurioje esat bent vieną dalyką ir pritaikytumėt, o neužklotumėt kažkokią naują informaciją. Ir kad iš tikrųjų prisimintumėt tą savo gyvenime, kad jeigu yra pagunda tą kažkokį diplomą, dar vieną, antrą, trečią, ketvirtą, penktą savo susirinkti, kad iš tikrųjų savęs paklaustumėt, ar man to reikia, ar tikrai man to reikia. Prieš pirkdami bilietus į renginius, prieš pirkdami knygas, sustabdykit save, jeigu turi tą polinkį kaip deserto čiuptis. Net sustabdykit save ir paklauskit, ar man tikrai to reikia ir kur aš tai panaudosiu. Ir jeigu bent šitą išsinešit iš pranešimo, tai aš būsiu labai laiminga. Tai kaip atrodo diena to žmogaus, kuris yra priklausomas nuo to tobulėjimo, kuris tas tobulėjimo fanatikas. Įsivaizduokit, galbūt tai jums surezonuos, galbūt atpažinsit save. Įsivaizduokit, atsikeliat ryte, tokiom užtinusiam akim, nes naktį vėlai atmiegot, reikėjo ten kažką pabaigti darbus, padaryti, pasimokyti, paskaityti, atsikeliat, galva ūžia nuo to, kad žino, tą reikia padaryti, o čia dar vaikus suruošti į darželį, į mokyklą, dar čia pusryčiai, kokie čia dar pusryčiai, galvoj viskas sukasi, nespėjat pasidžiaugti, pasimėgauti pusryčiai, sėdat į mašiną, važiuojat, jau įsijungiat kokią dar tinklalaidę paklausyti, nes reikia tą laiką užimti kažkaip prasmingai, gal kažkokią mintį išgirsit, nuvažiuojat į darbą, viskas sukasi, lekia, bėga ir diena praeina, tada varote kažkokius mokymus, prisijungiat, pasižiūrit Facebook live, ar ne? Ir visa diena tokiam skubėjime, bėgime, darbe irgi atrodo, ir šitą projektą reikia padaryti, ir šitą projektą padaryti, ir šitą projektą padaryti. Ir mes nespėjom pasidžiaugti, nespėjom pasimėgauti, vis atrodo, kad kažko negana. Ir toks užburtas stresinis ratas. Kažkaip net nemalonu man pasakoti visą tai. Toks, jeigu iš tikrųjų tame esam ir kartais tikrai kiekvienas pagaunam toje akimirkoje, tai labai nemalonu. Ir yra kita tokia realybė, kuris, įsivaizduokit, atsikeliat ryte, jums niekur nereikia skubėti. Nes jūs labai puikiai žinot savo tikslus, puikiai žinot, kad kiekvieną dieną jūs judat link savo svajonių, kad jūs žinot, kodėl jūs darot tai, ką darot. Ir jums niekur nereikia skubėti, nes jūs žinot, kad nueisit į darbą ir padarysit tik tai, ką reikia ir jums bus labai faina. Kad galėsit ryte pasimėgauti pusryčiai su savim, ar su partneriu, ar su vaikais, ir jūs galėsit pagyventi ir pasidžiaugti čia ir dabar.
O vakare irgi, jeigu jau norėsit, nueisit į tos mokymus, bet jeigu vieną dieną atsikelsit ir suprasit vakare, kad, nu ne, šiandien aš noriu mieliau nueiti į kiną arba pasivartyti lovai ir jūs leisit savo tą padaryti dėl to, kad jums nebus baimės kažką praleisti. Dėl to, kad jūs žinosit, kad renkatės tuos dalykus, tuos projektus, tuos kursus, tik tai, kas jums reikia, tik tai, kas jums svarbu ir tik tai, kas kelia jums džiaugsmą. Ir čia, kaip mane pristatė diplomuota perfekcionistė, tai tikrai aš ilgą laiką buvau užsikabinusi ant tų, man dar vieno mokslo reikia, man dar vieno diplomo reikia, kur kartais atrodo paskui nebeturiu, kur prirašyti ir kur dėti. Ir kas pasikeitė nuo to, kai aš perėjau iš tos realybės į šitą realybę. Pasikeitė tai, kad aš vis tiek mokausi gana daug. Nu, čia kartais neišimsiu tos priklausomybės, bet svarbu ją paversti tokia sveika. Bet aš džiaugiuosi, aš mėgaujuosi. Ir man yra faina. Ir aš mokausi ne dėl to, kad užsidėčiau pliusą ar pasirašyčiau prie savo CV, bet dėl to, kad man smagu, man tai naudinga, aš žinau, kur tai panaudosiu. Man tai teikia didžiulį malonumą. Ar norėtumėt taip žiūrėti į tobulėjimą ir mokymąsi? Ar yra tokių, kam būtų aktualu sužinoti daugiau? Gerai, dėkui. Tai papasakosiu, kaip nueiti nuo tos stresinės tobulėjimo, tokio fanatizmo, nuo šitos būsenos iki tos, kai mes atsirenkam ir darom tik tai, kas mums yra svarbu ir kas veda link tų mūsų svajonių. Ir noriu pasidalinti, kaip šitas pokytis įvyko manyje. Tai visą gyvenimą, aš kaip minėjau, buvo labai orientuota į pasiekimus, į diplomus. Ir vienu momentu, ir niekada netrodė gana. Ir vienu momentu gyvenimą aš jau jaučiuosi, kad jau turiu taip visai neblogai prisirinkus visų šitų dalykų. Tai buvo 2015 metai. Aš tuo metu dirbau marketingo komunikacijos srityje, vadovavimo pozicijai. Ir man atrodė, kad aš jau viską turiu. Tai yra, turiu gerą atlyginimą, turiu pareigas, turiu socialinį tinklą didelį, turiu pasiekimų prikaupus. Ir kaip šiai dienai atsimenu, mane pasikviečia naujas vadovas mūsų kompanijoje, žiūri taip į mane ir sako: Raminta, sorry, bet mums tavęs nebereikia. Ir man tą akimirką, žinot, kaip būna, kad per akimirką viskas sugriūna. Tai buvo būtent šita akimirka, kai sugriuvo visos mano iliuzijos, kad tai, kiek suinvestavau laiko, sveikatos, tiek, kiek paaukojau, kad tai duos man kažkokį rezultatą. Ir po to laiko aš nusprendžiau, kad aš dabar turiu viduje, čia buvo pasąmonė, aš dabar tik tą galiu įsivardinti, kad dabar aš turiu įrodyti savo vadovui, kad jis šią, žodžiu, klaidą padarė. Ir aš pasirinkau keisti savo profesiją. Pradėjau mokytis coachingo, psichoterapijos, pradėjau irgi dalintis daug šitoj srity, padariau vieną konferenciją, padariau antrą konferenciją, žodžiu, viskas augo. Aš vėl užsikabinau ant tų pasiekimų ir kartojau tas pačias klaidas, visiškai nesuprasdama, apie ką tai yra. Ir prisijungiau aš prie vieno projekto, jis truko 2 metus ir tikslas buvo paruošti 15 minučių sceninę kalbą. Ir po 2 metų tokio įtempto darbo aš užlipu ant scenos, kaip čia, pasakau puikų pranešimą. Beje, jis buvo apie tai, kaip kalbėti be skaidrių, dėl to nematot šiandien skaidrių, šitą išmokau. Ir stoviu aš ant tos scenos, jaučiu plojimus, jaučiu didžiulį palaikymą, nulipu aš nuo tos scenos ir visi sako: o Dieve, Raminta, koks nuostabus pranešimas, kaip tu čia gražiai papasakoji. Ir aš suprantu, kad aš turėčiau džiaugtis. Aš tiek daug darbo įdėjau, aš gavau pripažinimą, o manęs visiškai nedžiugina. Ar jums yra tai buvę, kad padarot kažkokį nerealų projektą, visi jūs giria, o kažkaip jūsų nedžiugina? Yra jums tai buvę? Man irgi tai buvo. Ir tą akimirką, žinot, aš prisiminiau savo pokalbį su drauge, Eglė jos vardas. Tuo metu aš buvau labai pasimetus savo gyvenime, nežinojau, ką daryti su savo projektais. Ir Eglė į mane taip žiūri ir sako: Raminta, bet žinai, aš tavim didžiuojasi, aš tavim žaviuosi. Aš taip žiūriu ją ir, žinot, viduj galvoju, kokius čia dabar mano tos pasiekimus ir laurus jinai pradės pasakoti. Jinai žiūri mane ir sako: aš žaviuosi tavim už tai, kokia tu esi, už tai, kaip tu mąstai. Už tai aš tave myliu. Ir žinot, sėdžiu, aš tada atsimenu, mes valgiam sušius.
Ir aš tiek pradėjau verkt, nes aš pamiršau, kad mane myli ne už tai, kokius aš darbus padariau ir kiek diplomų turiu, bet už tai, kad esu. Ir mes tai pamirštam. Mes tai pamirštam ir užsisukam tam didžiuliam rate. Ir aš supratau tą akimirką, kad vienintelis žmogus, kuris gali išrašyti man diplomą, tai esu tik aš pati. Tik aš pati galiu parašyti jį savo, užtvirtinti ir jo patikėti ir juo naudotis. Ir tada aš padariau tokį drastišką sprendimą. Tai buvo kaip tik sutapo su COVID laikotarpiu. Aš nusprendžiau, kad šitie išoriniai dalykai, bandymas užkišti tas vidinės skylės, tą jausmą, kad esu nepakankamai geras, jis neveikia. Ir aš tada atsiribojau nuo visko. Nukirtau socialinius tinklus, nukirtau visus renginius, nebedariau jokių didelių projektų. Tai buvo 2 metai tokio visiško atsitraukimo. Ir aš tada tik taip pradėjau žiūrėti ir mokytis, o kas aš esu be to? Ar aš galiu save priimti, kai nedarau kažkokių didelių dalykų, kai nesimokau kažko labai daug, kai nesu nuolat giriama ir nesu tam dėmesio centre, ar aš galiu save priimti ir mylėti tokią, kokia esu? Ir aš džiaugiuosi, kad man pavyko. Dėl to esu čia, bet esu čia ne tam, kad sulaukčiau jūsų plojimo ar ieškočiau vėl, kaip čia man užsipildyti tas vidinės skylės, bet esu, nes norisi pasidalinti tą savo kelionę ir nes man labai yra smagus tas fainas tas procesas. Tai kokie yra tie žingsniai, kad būtų galima išlipti iš to, esu nepakankamai geras ir tiesiog labiau save pradėti vertinti. Aš išvardinsiu jums žingsnius, žmonės, kas įpratę prie skaidrių, galbūt pradės panikuoti, tai jeigu norėsit, paskui galėsit tikrai atsisukti įrašą arba parašykit man, susirasit mane LinkedIn ir atsiųsiu jums santrauką. Tai nebijokit nieko praleisti, viskas, kas svarbu, visą laiką mes išsinešam savo širdyse ir savo galvose. Tai pirmas žingsnis, kaip mums atkurti tą savivertę, ką mums daryti, kaip nustoti be saiko tobulėti ir ieškoti, kaip save užpildyti. Tai pirmas dalykas, mes turim atidaryti tą savo stalčių, kur ten pilna pridėta diplomų ir iš tikrųjų suprasti, suvokti realybę. Pirmiausia, mes turim paklausti savęs, o tai kodėl aš čia griebiuosi to vis naujos knygos, vis naujo kurso, vis naujų pasiekimų, kur aš bėgu, nuo ko aš bėgu. O galbūt baudžiu save už kažką. Galbūt man tai yra naudinga. Ir žinokit, tokios priežastys gali būti labai labai įvairios. Pavyzdžiui, kažkas galbūt bėga visi kursus po darbo, nes nenori būti su šeima. Ir tai yra labai labai sunku pripažinti, kad tiesiog man taip žiauriai reikia laiko savo, kad aš pasirenku tokį būdą, kuris yra legalus ir aš galiu visiems tai pasakyti, kad aš tą darau, aš mokusi, nors iš tikrųjų tai galbūt aš norėčiau visai ko kito. Arba kad vietoj to, kad eičiau ir daryčiau tai, kas yra mano svajonė, man yra daug patogiau įsijungti kažkokį kursą, paklausyti, pasimokyti, jaustis, kad aš progresuoju, negu imti iš tikrųjų išdrįsti ir padaryti tai, kas mums yra svarbu. Aš turiu susikurti svetainę, ar ne, turiu sugalvojau, kad čia yra man svarbus tikslas, bet man yra daug smagiau paskaityti dar vieną knygą, nes aš jausiuos, kad aš kažką darau dėl savęs, bet iš tikrųjų tai aš bėgu nuo to, kas man yra svarbu. Ir mes taip darom. Kažkam tas pats diplomas ar pasiekimas gali būti noras įrodyti tėvams, pavyzdžiui, arba savo partneriui, arba savo, kaip aš minėjau, buvusiam vadovui. Kažką noriu įrodyti, kad mane pagirtų, kad mane pripažintų. Paklauskit savęs, ar jūs kažkam kažką norit įrodyti. O galbūt savo, nes jaučiatės vis dar nepakankamai geri, kad kažko vis dar trūksta ir atrodo, jeigu pabaigsiu šitą kursą, jeigu nueisiu šitą konferenciją, tada jau galėsiu daryti, tada jau jausiuosi gerai. Ar ateina tas gerai? Ne? Labai dažnai tai ateina labai trumpam. Ir po to mums vėl norisi kažko kito. Bet tik pripažinę, atradę tą tikrą priežastį, mes galim keisti. Tai atidarom tą stalčių, išsitraukiam tas visus diplomus ir žiūrim, kas ten yra. Kokia tai yra realybė. Antras žingsnis tai yra pažiūrėti, ką iš tų diplomų, iš tų dalykų visus, ką esam susirinkę jau gyvenime, ką mes norim naudoti, ko nenorim naudoti.
Tai mes kalbam apie kažkokias asmeninės savo savybės, apie kažkokius realiai savo išsilavinimus, savo žinias, savo bagažą, kas mums yra aktualu, įdomu, ką naudosim, o ką metam lauk, tos pačius kursus, knygas. Pasiimat, kaip darot, kaip spintos valymą, pasiimat, susirenkat, susižiūrit, kiek esam susimokėję už visokius kursus, kiek esam knygų prisipirkę ir žiūrim, ką naudosim, ko nenaudojam. Tiesiog atsisakom, yra pilna žmonių, kurie mielai tą paims. Mes nekaupkim, nes tai užima erdvę, labai daug erdvės užima kitiem dalykam, tiksliau, kuriuos galėtume kitus dalykus į šitą erdvę sudėti. Ne? O mes taupom, tarsi užsidedam tą tokį pliusiuką, bet iš tikrųjų tai niekur nejudam. Tai antras žingsnis, mes pažiūrim, ką mes iš tikrųjų naudosim. Trečias žingsnis, tai, ką turim, mes turim išmokti vertinti. Labai dažnai mes žiūrim į kitus žmonės ir galvom, nu va šitas turi tą, kaip aš norėčiau būti toks iškalbus, pavyzdžiui, arba kaip norėčiau taip gerai rašyti. Ir mes pamirštam, ką mes jau turim. Už ką mūsų žmonės vertina, už ką mus myli. Kad mes, pavyzdžiui, puikiai rašom, maloniai bendram su žmonėm, dar kažkokios kitos savybės, nes mums tai yra savaime suprantama. Bet kiek yra iš tikrųjų žmonių, kurie irgi taip pat žiūri mus ir pavydi, nes jie tai to neturi. Mes pamirštam vertinti tai, ką turim ir tai, kas jau yra. Bet tik išmokę vertinti tai, ką jau turim, tai, kas yra, mes galėsim ir judėti pirmyn, ir tobulėti, o ne vis ieškoti, ko man dar trūksta. Tai šita bazė yra vertinimo ir dėkingumas, jeigu žinote, esate domėjęs apskritai, kur mes telkiam dėmesį, to ir daugėja. Jeigu mes išmokstam dėkoti savo gyvenimu, jeigu išmokstam dėkoti savo, jeigu išmokstam visur ieškoti pozityvo ir kas jau yra, to ir daugėja mūsų gyvenime. Jeigu mes ieškosim trūkumų, mes visą laiką surasim, savy ir kitose žmonėse. Bet jeigu mes išmoksim koncentruotis į pozityvą, tai mes daug daugiau to pozityvo ir pamatysim. Tai trečias toks žingsnis. Ketvirtas tas žingsnis, jeigu mes jau turim tą stalčių, tai ar turim spintą savo drabužių, tai renkimės ir naudokim. Tai labai dažnas yra, kaip ir minėjau, kad vietoj kažkokio realaus veiksmo mes pasirenkam geriau paskaityti knygą, nueiti į kursą, nueiti į konferenciją ar dar kažką tokio padaryti. Bet jeigu turi tokį polinkį, paklauskit savęs, o ką vietoj to aš realiai galėčiau padaryti. Jūs dabar atėjote į konferenciją, buvote šitam pranešime, pabūsit kitose ir paklauskit, kaip jūs galite realiai paimti ir įdarbinti visą tai. Kad tai jums neštų naudą. Galbūt pasidalinti su kolegom rytoj, ką jūs išgirdot. Galbūt parašyti kažkokį įrašą apie tai. Galbūt kažką dar įdomu sukurti, gal bent jau užsirašyti savo dienoraštį, pareflektuoti, kad tai nenueitų vėjais, bet iš tikrųjų turėtų kažkokią prasmę, kitaip, o kam tada eiti, o kam tada mokytis, jeigu tai nesimaterializuoja. Ir tie žmonės, kurie iš tikrųjų yra veiksmo žmonės, negu tie moksliukai, kaip aš save irgi tokia laikau. Sakau, kad jeigu man kažkas mokėtų už mokymąsi, tai aš būčiau milijonierė, nes tikrai man labai labai patinka. Yra tokių dar, kurie norėtų milijoną taip užsidirbti. Smagu. Tai iš tikrųjų, ką mes galim padaryti, kokį konkretų veiksmą vietoj to, kad tiesiog imtumėm, pultumėm mokytis. Ir penktas žingsnis, ką jau minėjau, tai yra išsirašyti savo diplomą. Taip, akimirkai pagalvokit, galit net užsimerkti. Jeigu reikėtų savo išsirašyti diplomą tokį visam gyvenimui, kuris galiotų ir kurio jūs patys tikėtumėt, kas ten galėtų būti užrašyta? Paduosiu jums idėjų, bet galbūt ateina žodžiai patiems. Gal tai yra, kad tu esi šaunuolė? Gal tai yra, kad tu esi verta meilės ir sėkmės? Galbūt ten parašyta, aš tavim didžiuojasi. O galbūt tau pasisekė, o galbūt tu šiauriai gerai pavarėjai. Kas ten parašyta? Galbūt tai, kad tu jau esi pakankamai gerai, o galbūt tai, kad tu esi nuostabus. Ką jūs užsirašytumėte ant to diplomą? Tai labai norisi man palinkėti su šituo savo pranešimu, kad dabar jūs vizualizuotumėte tą savo diplomą, galbūt jūs jį fiziškai kažkur užsirašytumėt grįžę, pasiauksuotumėt ir galit visus kitus diplomus mest lauk, nes jie nėra tokie svarbus. Bet šitas diplomas, kuris sako, kad viskas jau yra su jumis gerai, viską jūs esat pasiekę, visa kita tai yra tik priedai,
tai yra pats svarbiausias dalykas. Tai norisi jūs ir paleisti su tuo diplomu ir palinkėt, kad iš tikrųjų prisimintumėt, kad viską jūs jau turit, viskas jau yra gerai, o visa kita tai džiaugsmui, malonumui ir kad būtų dar geriau. Ačiū Jums.